Padarykim šiandien kabalistinę temą, kaip kabalistiniam lygmenį skaityti šventą raštą. Tanachą. Vat Donatas klausia, gana neblogas klausimas, įdomus. Kai ateis Mašijachas, tai bus labai primityvus jo sutikimas, baliavojant, geriant alkoholį. O dar sakot, kad Biblija yra neprimityvi. Tai bus iš Izaijo 25 skyriaus 6 eilutės. Ten kalba iš tikrųjų apie Mašiacho ateimą ir sako, kareivijų viešpat šitame kalne suruoš pokylį visoms tautoms, pokylį su geriausiu maistu ir senu bei nusistovėjusiu vynu. Bet čia pasakytas labai gilus dalykas ir žmonės, kurie neturi kabalos pagrindų, negali to suprasti, kągi tai visas šitas dalykas reiškia. Mažiekit sekant eilutę 7. Jis pašalins šitame kalne šydą, kuris gaubė visas tautas ir giminės. Kokį šydą pašalins? Neišmanimą, nežinojimą šydą. Dabar mes gyvenam apsupti neišmanimą ir nežinojimą. Žmonės labai nesuvokia. Nei iš kur viskas kyla, nei kur viskas eina. Koks to galutinis tikslas. Gyvena taip pat fragmentus. Mato tam tikrą mozaiką, kuri tarp savęs nesusiję dalykai ir negali jie suvokti. Pažinimas ateis, neišmanimas dings. Išsipildys, kad tas pats Izaijas 11 skyrių rašo. Ar galim pasižiūrėti? Izaijas 11 skyrius. Žiūrėkit, kontekstas, pirma eilutė sako, išėsis kelmo išdygs atžala, iš jo šaknies išaugs šaka. Kalba apie Mesijo ateimą, taip? Visko neskaitykim ir paskaitykim tik 9 eilutę. Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne, kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna viešpaties pažinimo. Kalba apie pažinimą, kai ateis Mašiachas. Pilna žemė bus pažinimo, kaip jūra pilna vandens. Kareivijų viešpat šitame kalne suruoš pokylį visos tautos. Kalne. Kokiam kalne? Apie kokį čia kalną kalba? Ant kalno čia visi baliavos, kaip pasakytų Donatas. Ne. Kalnas yra simbolis. Kieno? Izraelio, judaizmo simbolis. Žiūrėkit, Izaijo 2 skyrius, nuo 1 iki 3 eilutės paskaitykim. Regėjimas, kurį matė Amoco sūnus Izaijas, apie ką? Judą ir Jeruzalę. Judą ir Jeruzalę. Žiūrėkim, kaip Judą ir Jeruzalę, kokius simbolių apibūdina, žiūrėkit. Paskutinėmis dienomis, toliau sako, viešpaties namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius. Jį plūs visos tautos. Taigi kalnas iškils, tai yra Judas ir Jeruzalė. Judaizmas, Izraelis. Taip, daug tautų ateis ir sakys, eikim prie viešpaties kalno, Jokūbo Dievo namus, kad jis mokytų mus savo kelių ir mes vaikščiotume jo takais, nes iš Siono to kalno, išeis išstatymas, o iš Jeruzalės viešpaties žodis. Iš ten ateis informacija visa. Mesijas ateina į Izraelį pas judėjus ir iš ten ateina į visą pasaulį, visas tautas informacija. To judaizmas, judėjai pavadinti simboliškai kalnu Izaijo 25 skyriuje, kur kalbama apie baliavojimą, Mesijo ateimą. Dabar žiūrėkim, su maistu geru ir vynu nusistovėjusiu senu. Ką reiškia maistas su geru maistu? Maistas šventame rašte simbolizuoja Dievo žodį. Pažiūrėkit, Jeremija 15:16, pranašo Jeremija 15 skyrių 16 eilutė. Jeremija sako, tavo žodžiais maitinuosi. Tavo žodžiais maitinuosi. Taigi Dievo žodį šventą raštą simbolizuoja. Reiškia, bus visos pasaulio tautos supažindintos su Tora ir Tanachu, su šventuoju raštu ir mokymu. Labai gerai išaiškinti jau Mesijo laikais. Tas pirmas dalykas. Dabar vynas. Ką reiškia vynas? Vynas taip pat yra simbolis. Vynas reiškia paslapčių atskleidimą. Tų paslapčių, kurių žmonės nesupranta. Tuo metu tai bus pasauliu visoms tautoms atskleidžiamas tos paslaptys. Pereikim dabar prie kabalistinės gematrijos. Tai hebrajiška vynas yra jain. Rašosi 2 jud raidės ir nun. Kabaloje raidė turi ne tik garsą, bet ir skaitmeninį ekvivalentą. Viena raidė. Hebrajų abėcėlės veikia. Viena iš 22 hebrajų abėcėlės raidžių turi savo skaitmeninę reikšmę ir fonetinę reikšmę. Yra kažkoks garsas ir kartu skaičius. Pažiūrėkite tą lentelę, kur yra kiekviena raidė hebrajiška abėcėlės, kokį skaičių simbolizuoja. Ir pamatysite, kad raidė jud simbolizuoja 10. 2 jud raidės, tai bus 20, ar ne jau? 2 jud. Ir nun gematrinė suma, pažiūrėkite lentelę, 50. 20 ir 50 yra 70. Jain gematrinė suma yra 70. Kabalistas pirmiausia mato skaičius.
Niekas užrašyta, bet jiems svarbiausia skaičiuoja skaičius. Svarbiausia, šitas žodis yra 70. Paslaptis hebrajiškai sod. Žodis sod. Rašosi samech, vav ir dalet iš 3 raidžių. Taip, samech, jeigu žiūrėsite lentelę, taip, gematrijoje. Samech yra 60. Vav yra 6 ir dalet 4. Suma 70. Taigi sod paslaptis ir jein vynas turi tą pačią gematrinę sumą. Tai reiškia, jie turi tą pačią semantinę reikšmę. Vynas simbolizuoja paslaptį. Paslaptis įvardima simboliu vynas šventajame rašte. Va taip kabalistas turi skaičiuoti. Taigi vynas simbolizuoja paslapčių atskleidimą. Beje, kas yra tas sod paslaptis plačiau? Paslaptis tai nėra paslaptis, kaip mes sakome, paslaptis kažkokia nepasakytas dalykas, kurio aš nežinau. Ne tai. Paslaptis tai yra 4. aukščiausios Toros aiškinimo lygmuo kabalistinis. Prisiminkim, kad kabalistas naudojasi sistema aiškindamas Tanachą, kuri vadinasi pardes. Pardes, sodas, rojus išvertus, taip, pardes. Pagal pardes egzistuoja 4 Tanacho supratimo ir interpretavimo lygmenys. Pšat, pirmas lygmuo, paprasta arba tiesioginė reikšmė, pažodinė reikšmė, tai paraidinė reikšmė, tiesioginė. Remes yra užuomina arba numanimas. Tai reiškia, nepasakyta pačioje eilutėje tiesiog neužrašyta, bet iš viso to logiškai plaukia neišvengiamai tokia ir tokia išvada. Nepasakyta, bet plaukia iš to išvada. Užuomina, remes. Toliau yra aukštesnis lygmuo, draš, filosofinė teksto prasmė. Metaforos, palyginimas, veiksmas, kalba, išsireiškimai turi savyje filosofinę prasmę gilesnę. Įvairios simbolio alegorija šventame rašte turi savo filosofinę. Taigi čia atsiskleidžia visa Tanacho filosofija. Ir paskutinis dalykas yra sod paslaptis. Pavadima. Va čia apie šitą paslaptį, kurią simbolizuoja vynas ir kalbama, ne šiaip su, bet kokia paslaptis, kad va, aš kažko nepasakiau kažkam ir dabar paslaptis. Ne apie kiekvieną dalyką, ne apie buitinę kokią kalbą, apie šitą 4 aiškinimo lygį. Kabalistinis aiškinimas. Kabalistinė švento rašto reikšmė. Kabalistas išskaito ne iš to, kas yra užrašyta, o iš raidžių skaito. Kokios hebrajiškos raidės yra, kaip jos sudėtos. Kabalistai naudoja apie 50 metodikų, iš kurių 3 svarbiausias, dažniausiai naudojamas. Tai yra gematrija, notarikonas ir temura. Gematrija dažniausiai naudojamas ir paprasčiausias švento rašto kabalistinio aiškinimo būdas. Kiekviena raidė, kaip sakiau, turi skaitmeninę vertę. Ir va žodį paskaičiavom, jis turi kokią 30, pavyzdžiui, skaitmeninę vertę. Žodis koks nors toks ir toks 30. Žiūrėk, kitas žodis yra jau kitoks, apie visiškai iš kitos, bet irgi 30. Tai čia reiškia, jie susiję, surišti kabalai. Ir kada sudedi visas tas skaitminės reikšmės, tu pamatai, atsiveria tau tekstas nauja prasme, tu pamatai to, ko tiesiogiai paviršutiniai prasme net neužrašyta, ar filosofiniai prasme neužrašyta. Ir net remės, numatymo prasme neužrašyta, nieko nėra. Ir tau atsiveria visiškai kaip kita knyga, su daug daugiau informacijos. Kad ir skirtingi visiškai žodžiai, bet turintis tą pačią skaitmeninę sumą, turi slaptą kabalistinį semantinį ryšį. Kabalistinė paslėpta informacija. Dar sod lygmenį notarikono pagalba bando kabalistai atskleisti. Notarikonas tai kabalistinis švento rašto aiškinimo metodas, kai akronimai kuriami iš kiekvieno sakinio žodžio pirmos ir paskutinės raidės. Ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, Tanachas mes vartojame, tai yra akronimas. Tora, Nabijim, Ktuvim. Įstatymas, pranašai ir pasakojimai. Dar yra 3 metodas yra temura. Temura išvertus iš hebrajų kalbos tai yra pakeitimas. Yra tokia taisyklė. Hebrajų abėcėlės raidės pakeičiamos kitomis raidėmis. Ir taip atsiskleidžia paslėpta kabalistinė prasmė. Paslėpta Toros reikšmė. Tam tikslui yra kabalistiniai ceruf. Ceruf eina nuo Jozujos laikų, jau naudojami šitie metodai, lentelė. Ceruf yra lentelės, tokios tablyčios, taip? Specialius, kur kabalo abėcėlė visa, padalint 22 raidės, po 11 į 2 eilės surašytas, viena virš kitos. 11 yra pačioj po jom lygiai 11 raidžių. Būtent konkreti raidė kažkokia, konkrečią raidę keičia. Tai reiškia, ir jeigu skaitau tekste, skaitau raidė yra kažkokia, žiūri į cerufą,
į lentelę, kokia raidėje keičia. Ir vietoj jos aš sau surašau tą ir taip visas. Ir gaunu visiškai kitą tekstą. Su slapta prasme. Ir atvirkščiai dar yra antra kabalistinė prasme. Imu apatinę raidę, keičiu su viršutinė ir taip toliau. Va tokia sistema yra. Ir dar yra visai mažiau naudojamų metodų. Dalis kabalistinių tyrimų netgi nutekėja į pasauliečių, į populiarinę literatūrą. Kur jūs galite labai paprastai rasti labai įdomios informacijos prieinamos, net ne iš kabalistų. Pavyzdžiui, rekomenduoju paskaityti amerikiečių žurnalisto Michaelo Drosnino knygą, kuri vadinasi Biblijos kodai slaptasis ateities užrašymas. Jūs ten rasit labai įvairių dalykų, ir Kenedžio nužudymas, kaip iš Torai užrašytas yra, ir bokštų dvynių sugriovimas. Viskas yra Torai, eilutėm, kas kiek imi, pavyzdžiui, kas 22 raidę, ar kas 11 raidę skaičiuoji, dar kiti metodai yra. Ir tu randi dar kitą tekstą. Tora ant Toros, po to dar viena Tora, paskui trečia, paskui ketvirta, taip toliau, tu randi knygų, ištisa biblioteka. 100 knygų, vienoj knygai sudėta Torai. Nu, taip veikia kabala. Be to, pagal šitą knygą buvo sukurti netgi keli dokumentiniai filmai. Vienas, pavyzdžiui, buvo rodytas per BBC, netgi vadinasi Biblijos kodas. Pasiieškosit, galite surasti, pasižiūrėti bendram lygiui. Grįžtant prie to, ką jau kalbėjau, tai sot, arba ta paslaptis, yra ne šiaip bet kokia paslaptis, o tas ketvirtasis kabalistinis aiškinimo būdas Toros, pats giliausias. Jis yra ir pagrindinis, ir svarbiausias, dėl jo ir surašyta Tora. O visa kita tai yra tik taip, žinot, kaip 1, 2, 3 klasė. Tikslas tai, kad mokėtum rašyti ir kalbėti taisyklingai. Tai va, tai čia tikslas yra prieiti prie šito lygmens, visi kiti tikslai eina link to. Taigi, kaip Donatas klausia, atėjus Mašiachui, šitas lygmuo bus visom pasaulio tautom giliai aiškinamas. Apie tai čia kalbama yra, ne apie kažkokį balių, vyną, valgymą. Biblija yra ne šiaip sau kažkokia knyga, reikia mokėti perskaityti. Nemokant perskaityti, gali arba iš vis nieko žmogus, arba net būti daugiau žalos. Pasižiūrėkit, kokie egzistuoja baptistai, sekmininkai, Jehovos liudytojai, mormonai, jeigu Bibliją visi skaito ir pažiūrėkit. Geriau būtų neskaitę. O dabar atgimė iš aukštės. Ir ką tam durniui padarys? Aš atgimęs iš aukštės, iš dvasios. Nuo proto tu nušokęs, kai iš dvasios atgimęs. Nu ir ką tu jam pasakysi? Geriau būtų neskaitęs. Žinot, peilis gal ir geras dalykas, ar ne, atsipjaut kažką, be šito įrankio buitį neapseisim, bet duok tu jį beždžioniai, tai ta peilė tai bus didelių problemų. Arba dar blogiau automatą beždžioniai, ar granatą. Tas nusistovėjęs, senas ir nusistovėjęs vynas, kalbama apie tą seną informaciją. Tik kabalistai turi, judaistų kabalistai turi šitą visą informaciją, nusistovėjus, atidirbtą, gerai ištyrinėtą jais visom tautom. Kad dabar tik tai specialistai, išminčiai, chamai mokosi to dalyko. Tai tada kiekviena davatka, kokio nors Indonezijoje ar Filipinuose, tos dalykus puikiai žinos. Bus iki jų danešta tas dalykas. Bet dar bus ir nauja vyno, nuo šito eilutė nepaminėta, bus dar naujos informacijos atskleista. Tai pagrindė ta sena informacija bus. Bet ta nauja gaus judėjai, tie, kurie jau seną turėjo nuo seno. Kabalistam bus nauja informacija. Visom kitom bus ta, ką jau, sakykime, mes turėjom. Visiems tai bus nauja. Vajetau. Jei reiškia slaptą lygmenį. Kokia... Ir iš vis, kad Biblijai tiesa yra, kaip nustebs daug žmonių. Gerai, klausimas kitas. Ką sako jūsų kabala apie kai kurių žmonių naudojimas negražias pramogas, tokias kaip bulių kautynės, šunų pjautynės, dvikovas, gaidžių peštynės? Kiek skaičiau, tai nieko Tora nedraudžia, įdomu kodėl. Vat geras klausimas. Yra kur nors to užrašytas bulių kautynės, pavyzdžiui, kad negalima, ir šunų pjautynės. Jeigu nėra užrašyta, tai palaukit. Įstatymo principas viskas galima, kas nedraudžiama. Tai gal galima bulių kautinę žiūrėti, dalyvauti, dirbti toreadorų. Ne, Toro yra uždrausta. Bet vėlgi, nepažodiniai prasme reikia mokėti kabalistinį. Aš parinkau šiandien tos klausimus, kur daug kabalistiški atsakymai bus.
Kuris uždraustas, aš jums paskaitysiu. Kunigų 11.5. Dabar jūs sakysit, čia dabar. Nuo 2 iki 5 eilutės. 5 eilutė bus draudimas tas. Paskelbk izraelitams, tai žemės gyvuliai, kuriuos jums leista valgyti. Galite valgyti kiekvieną gyvulį, kuris turi skeltą nagą ir gromuliuoja. Nevalgysit ir laikysit nešvarį tą, kuris gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą kaip kupranugaris. Jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą, todėl yra nešvarus. Ir dabar 5 eilutė uždraudžia bulių kautynės. Nešvarus yra barsukas, nes jis gromuliuoja, bet jis turi neskeltą nagą. Štai 5 eilutė uždraustas bulių kautynės. Jūs į mane pasižiūrėjot. Aiškinu. Aš nežinau, ar čia gerai išversta barsukas. Tai yra gyvūnas šafan gematrija. Šin, pe ir nun, 3 raidės. Šafan rašosi. Dektaritinių ženklų neskaitau, skaitau tik priebalses. Šin gematrija kokia? Pažiūrėkite, lentelė gematrija 300. Pe gematrija 80. Ir nun, kadangi nun yra gale jos gematrija būna 700. Bendra suma šafano yra 1080. Dabar paimam hebrajišką žodį milikemet švarim, bulių kautynės. Milikemet mem, lamet, het, mem ir tau. Mem 40, lamet 30, het 8, mem, kaip jau sakiau, 40 ir tau 400. Sudėkit. 1080. Bulių kautynės ir šafano uždraudimas, tai yra nekošernas. Kabalistų neįdomu, tas šafanas barsukas, ten kiškis ar koks kitas velnės. Kabalistų svarbu, kad čia 1080 uždraustas. Bulių kautynės irgi neįdomu, kas čia per procesas yra 1080. Tai yra tas pats semantinis ryšys. Bulių kautynės uždraustos 11.5, pasakys daug kabalistas, kur draudžia barsuką valgyti. Bulių kautynės uždraudžiamas. Pavyzdžiui, šunų tos pjautynės, sportas, stato žmonės, stavkės, kaip čia dabar šunys, žinau, kaip žirgų lentynės, kokios šunys pjaunas įvairius, ar kitokie ten gaidžių pjautynės, visokiausios yra, ar kitų žvėrių. Taip, dažniausiai tai šunų pjautynės. Vėlgi, neužverskit kunigų 11 skyriaus, 7 eilutė uždraustas šunų ir kitų gyvūnų pjautynės. Ir kiaulė, nors ji turi skeltą nagą, bet negromuliuoja. Čia uždraustas šunų pjautynės. Ir kitų gyvūnų pjautynės. Tame tarpe uždraustas gladiatorių kovas tarp žmonių. Visas smurtinis sportas, boksas, imtynės, karate, visi šitie uždrausti dalykai. Kiaulė nešvarė. Negalima, bokso negalima. Ir šunų pjautynių negalima organizuoti. Žiūrėt, kaip čia dabar sakysit. Kiaulė hazir, hebrajiškas žodis. Hazir, kiaulė, ne? Het, zen, jud, reiš, raidės. Het, žiūrėkite, lentelė 8. Zen, 7. Jud, 10. Reiš 200, suma 225. Taigi mums ta hazir nesvarbu, ką reiškia kiaulė, kaip tai atrodo, kokia tai šernas kiaulė ar vienos ar kitos. Mums svarbiausia, kad hazir yra 225. Kabalistinis aiškinis, taip. Imkim žodį pjautynės hebrajiškai. Pjautynės arba dvikova. Gizera. Gimel, zein, jod, dalet, reiš, alef. Gimel, kabalistinė suma 3. Zein, kabalistinė suma 7. Jud, 10 kabalistinė suma, dalet 4 kabalistinė, reiš 200, alef 1, 225. Hazir reiškia tą patį bet kokias pjautynės. Ar tai žmonių pjautynės bus, pavadinkim kažkokią dvikovą, ar tai gyvūnų pjautynės, negali organizuoti šitų dalykų. Nei dalyvauti, nei bilietus pardavinėti, nei dirbti ten, nei dar kažkur. Tai yra draustinas dalykas. Nekošernas reikalas. Kas dirba ten kažkur, nors ir valytojų šunų pjautinį aikštelę valo, rekomenduoju pasiieškoti kitą darbą, tai yra nekošernas darbas, torai prieštaraujantis. Ir tikrai, kai žmogus pasakytų, bet toks svarbus dalykas, šunų pjautinės, dabar galima ar negalima organizuoti, nėra torai pasakyta, tiek įstatymą pasakyta. Bet torą reikia dar kabalistiškai suprasti. Nes tai pasižiūrėti ne kiekvienam dažnam. Baudžiamą kodeksą tai gali pasiskaityti, daug maž supras, jeigu moki lietuviškai. Tora rašyta išmintingam žmogui. Knyga, kuri parašyta išmintingam. Jeigu tu tos išminties neįsigijęs, kas yra kabala, tu žiūrėsi knygą ir matysi špygą. Nieko nebus.